Okay, greetings from Kandern, Germany. Linkėjimai iš Kandern, Vokietijos. It's been a while, maybe over a month, 5 weeks perhaps. Ir gal jau 5 savaitės nieko nesidaliname. So of course we just had a conference in the Eurocon in Riga, Latvia. It just finished last night. Ir vakare baigėsi Eurocon konferencija Rygoje, Latvijoje. So we just want to have a little overview of our impressions, what we heard, what we received, were able to receive from the conference. Ir dabar tiesiog norim pasidalinti iš tikrųjų savo įspūdžiais, ką mes girdėjom, ką priėmėm iš tos konferencijos. The theme was unity and love. Ir tema buvo vienybė meilėje. And knowing God in the Spirit. Ir kaip svarbu yra pažinti Dievą jo dvasioje. And knowing that we belong to Him, that we're His children. Kaip svarbu yra žinoti, kad mes priklausome jam ir kad esame jo vaikai. So, yeah, don't know where you are. Maybe you're one of the Lithuanians who are traveling back to Lithuania right now. Ir gal jums iš tikrųjų teko gyvai būti toje konferencijoje ir gal dabar jūs pakeliui grįžtate į Lietuvą, į Klaipėdą. And you're also meditating on what just happened there in Riga. Ir gal jūs irgi apmąstote tai, kas ten įvyko Rygoje. So we trust that you met God there, that you were able to receive something that you be able to carry for the rest of the spring into the summer. Ir mes pasitikime, kad jūs ten susitikote su Dievu ir kad turite iš tikrųjų, ką priėmėte ir kas dabar galėsite neštis kartu su savimi per visą pavasarį iki pat vasaros. So we only were able to be there as far as watching the messages. We didn't get to even see most of the raps, the discussions like you did. Ir mes tik tai nuotoliu iš tikrųjų galėjom klausytis konferencijos ir neturėjom tos galimybės diskusijos išgirsti kaip jūs. But if you remember, it all started with, it always starts with prayer and worship. Bet gal pradėkime iš tikrųjų nuo ten, kur prasidėjo. Ir pradžia visuomet būna malda ir šlovinimas. And it was Tuesday night, Tuesday evening, 7 o'clock. Pradėkim nuo antradienio vakaro, 7 vakare prasidėjo. Pastor James Dididis, my old roommate from Budapest from 32 years ago, we were roommates in Budapest together, and now he's the pastor of our church in Canada. Ir pastoras James Dididis buvo mano kambariokas, mes kartu gyvenom Budapešte, jis dabar yra pastorius Kanados bažnyčioje. So he started off the convention with the introductory word before Pastor Schaller shared. Ir jisai buvo pirmas, kuris dalinosi tokį kaip įžanginį žodį prieš kalbant pastoriui Schallerį tą vakarą. And Pastor Schaller went right into a very important word about, how can we know that we are in the flesh or in the spirit. Ir pastoriaus žodis tą vakarą buvo labai svarbus. Kaip mes galime atskirti, ar mes gyvename kūniškai ir dvasiškai. And how important it is to know God. Ir kaip svarbu iš tikrųjų yra pažinti Dievą. And to be known of Him. Ir būti jo pažintiems. Like in Ephesians 3, it talks about that Paul prays that the Ephesians would know that the height and breadth and depth and width of His love, God's love for ir us. Ir laiške Efeziečiams yra Pauliaus malda, kuris meldžiasi ir aš meldžiu, kad jūs kartu su visais šventaisiais pažintumėte, koks yra gylis ir plotis ir aukštis. And yeah, so it's a mystery, right? Ir aišku, tai yra paslaptis. We don't want to lose sight of the mystery of God's love for us. Iš tikrųjų nenorim priimti kaip savaime suprantamą, mes norim išlaikyti tą Dievo meilės mums paslaptį, kad tai yra kaip paslaptis. And then Wednesday morning was the first morning. Of course, we didn't get to go to the pastor's meeting. I missed that. I wish I could have been there. Ir trečiadienį ryte gal irgi buvo kalbama apie tą
paslaptį. But Pastor Morley started the morning talking about the finished work and how we have a place in Christ. Čia Wednesday morning. Wednesday morning, yeah. Ir trečiadienį ryte iš tikrųjų pastorius Morley dalinosi, gal gali pakartoti, About the finished work, our finished work position. It's a apie safe place mūsų in Christ. atlikto darbo poziciją ir kokia tai yra iš tikrųjų saugi vieta Kristuje. And how we are eternally secure in that position in Christ. Ir kaip mes esame amžinai saugus toje pozicijoje, kurią mes turime Kristuje. So for those who didn't know, Pastor Morley, he's been in the church way before I was, and he's married to Pastor Bill Meiswinkle's sister. Ir kas nepažįstat pastoriaus Morley, tai jisai jau labai daug metų iš tikrųjų yra bažnyčioje ir jisai yra vedęs mūsų Klaipėdos pirmo pastoriaus iš tikrųjų sesę. Yeah, so Pastor Bill was our first pastor in Klaipėda, Pastorius Lithuania. Bill Meiswinkle buvo pirmasis pastorius Klaipėdoje, Lietuvoje. Pastor Morley is English, and he's a pastor of a church in England, Pastorius London. Morley yra britas ir jisai yra bažnyčios Londone pastorius. And after him, there was Pastor Abhishek, who's from India, but he is ministering in Norway. Ir po jo dalinosi pastorius Abhishek, kuris yra šiaip indas, bet dabar yra pastorius Norvegijoje. And he also shared about the unity that we have in Christ, that it's not a contract that you have like a business contract, but it's a communion, it's a covenant. Ir jisai taip pat kalbėjo apie tą vienybę, kurią mes turime Kristuje, kad jinai nėra pagrįsta kažkokiu tai kontraktu, kaip būtų kažkoks biznio kontraktas, bet iš tikrųjų pagrįsta ta komunija, kurią mes turime Kristuje. Then he was followed by Pastor Gary Grunwald, my good friend, who we smuggled Bibles together in China. Po jo dalinosi pastorius Gary, su kuriuo mes kartu iš tikrųjų slapta gabenom Biblijas į Kiniją ir jis yra mano geras draugas. All right, 38 years ago we've known each other Ir jau for 38 years. 38 metus aš jį pažįstu. And so he shared about the cross, the power of the cross, Ir jisai kalbėjo apie kryžiaus jėgą, the mystery of the cross, apie kryžiaus paslaptį the foolishness of the cross. ir taip pat apie kryžiaus kvailystę. And what do we preach? When we preach the cross of Christ. Ir kai mes skelbiame, ką mes skelbiame? Iš tikrųjų, mes skelbiame Kristaus kryžiaus kvailystę. Yeah, the foolishness of God through this preaching of the cross is wiser than the wisdom of the world. Nes parašyta iš tikrųjų, kad Dievo kvailystė yra išmintingesnė už šio pasaulio išmintę. The weakness of God, the weakness of Christ on the cross is greater and stronger than any power of the world. Ir Dievo silpnumas, ant kryžiaus kabančio Dievo silpnumas yra stipresnis už bet kokią pasaulio stiprybę. And so it's a very deep topic that Pastor Gary was only able to scratch the surface. Ir aišku, ta tema yra tokia gili ir gal pastorius Gary turėjo laiko tik tai šiek tiek paliesti tą temą. But it was good to meditate on the cross and its meaning in our life. What is the cross? That was my question. What is the cross? Bet buvo gera iš tikrųjų apmastyti vėl iš naujo, tai ką reiškia tas kryžius, nes aš turiu tą klausimą, tai ką reiškia Kristaus kryžius. We know that Paul speaks a lot about the cross, but even Paul doesn't explain what the cross really is so much. Ir Paulius daug kalba apie kryžių, iki galo nepaaiškindamas, tai kas yra tas kryžius. We just know that preaching the cross is a gospel of grace. There is no other message but the cross. Ir mes žinome, kad kai mes skelbiame Evangeliją, mes skelbiame tą kryžiaus arba malonės žinia ir nėra kitokios Evangelijos, kad tik per malonę. But very briefly, the cross can be understood as not only Christ dying for the sins of the whole world and our sins as well. Ir kryžius yra ne tik, kad Kristus mirė už viso pasaulio ir už mūsų nuodėmes. But it also talks about how we are crucified with Christ, together with Christ. Bet Biblija taip pat kalba, kad mes esame nukryžiuoti kartu su Kristumi. Our old man, our old sinful nature is crucified with him. Mūsų senasis žmogus yra nukryžiuotas su Kristumi. And of course, that's foolishness to the world. Ir pasaulyje tai yra kvailystė.
Because the world doesn't even recognize that we have sin. Nes pasaulis net nepripažįsta, kad mes turim nuodėmę. Without sin, there's no need for a cross. Ir jeigu nėra nuodėmės, tai nėra tai nereikia ir kryžiaus. So that's why it's foolishness to Ir the todėl world. pasauliui, kuris nepripažįsta nuodėmės, kryžius atrodo kvailystė. And Pastor Gary said that this message of the cross, the mystery, it's somehow leading him to love people more, learning to love people more. Ir pastorius Geri dalinosi, kaip ta kryžiaus žinia iš tikrųjų veda jį į meilę žmonėms, kad jisai mokosi, kaip labiau mylėti žmonės. Yes, and then after Pastor Gary, we move on to Pastor Mati shared. Ir po pastorius Geri, This is in the evening now. tą vakarą dalinosi Wednesday pastorius Mati, tai buvo trečiadienio Yeah, Wednesday vakaras. evening, Pastor Mati started us off. He shared very briefly, but two very strong words. Ir pastorius Mati labai trumpai dalinosi, bet labai apie du tokius žodžius ir tai buvo labai stipru. About forgiveness. Are we fast to forgive? Quick to forgive? Ir jisai tokį klausimą uždavė, ar mes esame greiti atleisti. And that this is something we need to learn, how to forgive, not to wait a week, a month, a year, 10 years to forgive. Kad mes turime išmokti greitai atleisti ir negalim iš tikrųjų leisti savo laukti savaitę ar mėnesį ar metus. But to forgive as we have been forgiven, right? Mes turime atleisti taip, kaip mums yra atleista. That's how we get the power to forgive, when we can receive that we have been forgiven so great Ir kai mes debt. priimam tą faktą, kad mums yra tiek daug atleista, tada mes galim atleisti kitiems. And the other thing was about pausing, stopping. Ir kita Can we mintis pause? iš pastoriaus Mati buvo apie tas pauzes. Ar mes sugebame sustoti, nutilti? Yeah, can we be quiet Ar mes for galime an hour, pabūti tyliai, bent jau valandą, a day, o gal visą dieną tiesiog Or- patylėti? about a whole week, just say nothing? Ar galėtumėm visą savaitę ištylėti? Yeah, like how we need to pause sometimes Kaip mums reikia iš tikrųjų tų pauzių, so that we can hear from God. How can we know God if we can't hear kad Him? mes išgirstumėm iš Dievo. Nes kaip mes galėsime pažinti Dievą, jeigu negirdėsime jo balsą? And how can we hear if we're too busy talking? Ir kaip mes išgirsime, jeigu nuolat patys kalbėsime? Well, anyway, so yeah, Pastor Mati shared, and then Pastor Boyce was after him. Pastor Mati, by the way, he's our great missionary who's reaching out to the Muslim world. Ir pastorius Mati yra labai žinomas mūsų misionierius ir jisai turi tarnystę musulmoniškam pasauliui. He is in Oman, Jis yra Omane. in Arabia, there near where the war is going on right now with Iran. He's right nearby there. Ten iš tikrųjų dabar netoli yra tas karas, kuris vyksta. And those who live in that region, they couldn't even fly to the conference because of the war, Ir buvo žmonių, kurie negalėjo atvykti į konferenciją dėl to, kad buvo skrydžiai atšaukti dėl to karo. So we did hear from Pastor Ben, and Ramona was there next to him Paskui mes from Jerusalem. girdėjom tik video įrašą, matėm iš Jeruzalės, iš Yeah. pastoriaus Beno ir jo žmona šalia buvo. We had a video call with him at the end of the conference, Jau actually. pabaigoje konferencijos buvo toks video skambutis. And so Pastor Ben and another rabbi there, Christian, Messianic Jewish leader, was able to share with us what's really going on there from a spiritual perspective. Ir ten dar buvo vienas iš Jeruzalės vyras, kuris irgi tikintis yra greičiausiai mesijinis žydas ir jie dalinosi iš krikščioniškos perspektyvos apie tai, kas vyksta Jeruzalėje. And then Pastor Boyce, who is another English pastor, Jeigu dabar grįšim atgal prie to trečiadienio vakaro, tai po pastorius Matė kalbėjo pastorius Boyce. he has a Jisai taip pat church in Britas. London. ir ne pačiam Londone, bet Anglijoje turi bažnyčią. And he reaches out to Romanians, Ir ypatingai refugees jo that are living tarnavimas in yra England. rumunų iš tikrųjų pabėgėliams ar migrantams ten Anglijoje. And so he shared about how 1 Corinthians 13:12 talks about how we see through a glass darkly. Ir jisai, jo eilutė buvo iš 1 Korintiečiams 13,
2, ne 12, atsiprašau, 13-12, kad dabar mes matome tarsi veidrodyje, miglotai. But it says, when that which is perfect is come, then we will see him face to face. Bet sako, kai ateis tobulumas, tada mes matysime jį veidas į veidą. So, of course, ultimately, I think most scholars would agree that this is talking about when Jesus comes back, we will see him face to face then. Dauguma turbūt aiškina tą eilutę, kad kai Jėzus sugrįš į žemę, tada mes matysime jį veidas į veidą. But Pastor Boyce, bringing out the mystery, the theme of mystery. Bet pastorius Boyce toliau toje paslapties tarsi temoje kalbėjo. Because we know the word also says that God's love is a perfect love. A perfect love casts out fear, it says in 1 John 4:18. He used that verse? Yeah, 1 John 4:18. Jis naudoja eilutę 1 Jono 4:18, kad tobula meilė išvėja baimę. So when we come in contact with this perfect love, then we can already get a taste of seeing God face to face now in this life. Ir kai mes susitinkame su ta tobula meilė, mes galime iš tikrųjų jau dabar matyti Dievą veidas į veidą. So yeah, that's quite a thought to meditate on, and remembering Pastor Boyce always shares with that brokenness, right? Ir tai yra labai tokia gili mintis, ir dar ypatingai, kad ta mintis buvo pasidalinta tokio sudužimo dvasioje, ir pastorius Boyce visuomet yra labai sudužęs iš tikrųjų prieš Dievo akivaizdoje. He even took a verse from the Old Testament, Daniel 9:3. Ir jisai naudojo taip pat vieną eilutę iš Senojo testamento, Danieliaus 9:3. Where he set his face to the Lord, before the Lord. He set his face before the Lord. Danieliaus 9:3 sako, aš statau viešpatį savo prieš veidą. Yeah, I think he shared that with us even last February when we were in Riga together with him then also. Kaip prieš metus kažkiek mes buvom ten Rygoje lapkričio mėnesis, irgi dalinosi tą eilutę. Danieliaus šiek tiek yra? 9:3. Daniel chapter 9 verse 3 and also verse 23 as well. Danieliaus 9, turėsim kaip lietuviškai sako, aš nukreipiau savo veidą į viešpatį, ir 23 eilutė. Jo, ten, tavo maldos pradžioje buvo duotas paliepimas ir aš atėjau tau pranešti, nes tu esi labai mylimas. Tai jis kalbėjo apie tai, kad tu esi labai mylimas. Yeah, because we are loved by God. That's why he turns his face towards us, right? Ir jisai, kadangi mes esame mylimi, jisai atkreipia mūsų veidus į save. Yeah, mes nukreipiam savo veidą į viešpatį. He desires to have that intimate iš tikrųjų viešpats trokšta to artimo santykio su mumis. So that's another theme that went throughout the convention, the conference is that God loves us and that we could somehow receive God's love and to know that we are his children. Ir tai buvo labai ryški ta tema per visą konferenciją, kad iš tikrųjų Dievas myli mus ir mums tai reikia priimti tai, kad mes esame mylimi ir esame jo vaikai. And that's what Pastor Schaller shared about at the end of Wednesday night. He closed the meeting that night. Ir pastorius Schalleris tą vakarą užbaigė ir jis būtent apie tai kalbėjo. Being able to accept that God is for us, that he loves us, that he receives us, accepts us. Kad Dievas yra už mus, kad jis myli mus, kad mes esame priimtini jame. Kind of like what Pastor Morley was sharing about, that we have this eternally secure position in Christ. Ir tarsi vėl atsikartoja ta mintis, kurią pastorius Morley dalinosi, kad Kristuje mes turim tą amžiną saugumą, savo tokią amžinai saugią vietą. And Pastor Schaller shared about how many people are stuck and they say, "Oh no, God could never love me. I am too unlovable." Ir pastorius Schalleris dalinosi, kaip dažnai žmonės tiesiog užstringa ir sako, manęs tikrai Dievas negali mylėti, aš esu tiesiog nevertas meilės. Yeah, we feel like no, God can't forgive me for what I've done. Ir kartais mes galvom, kad tikrai Dievas man neatleis to, ką aš padariau.
So yeah, Pastor Schaller was very sensitive to that Ir issue pastorius that we Šaleris can all have from time labai to time. jautriai kalbėjo apie tai, ką mes visi iš tikrųjų patiriam laikas nuo laiko. How we can sometimes feel like we lost God, that we have to find Him again. Kaip kartais jaučiamės, tarsi būtumėm praradę Dievą ir turim iš naujo jį surasti. But yeah, so that's that struggle that we're always returning to God, looking for Him and looking to find that love again, that place, that secure place in Christ. Ir tai yra ta vidinė kova, kad iš tikrųjų mes vėl ir vėl turim sugrįžti pas Dievą ir atrasti tą saugią vietą, kurią mes turime jame. So yeah, and so then, so the final word for Wednesday night was, if we walk in the Spirit, Galatians 5:16 and 18, we will not fulfill the lust of the flesh. Ir Galatams 5, kokia čia lūtė? 16 ir 18. 15, 16 ir 18, jeigu mes gyvename dvasioje, tai mes nevykdysime kūno geismų. Yeah, so, and then Thursday, we moved to Thursday. Ir dabar This is jau going to be a long message. iki ketvirtadienio atėjom. We're only on Thursday. Dar tik ketvirtadienis. But Pastor Shibeli shared Thursday morning Ketvirtadienio ryte iš tikrųjų dalinosi pastorius Šibelijus about Acts chapter 20-24, one of his favorite verses, Yes. about the gospel of the grace of God. apaštalų darbų 20. Yeah. 20-24, ten kalba apie malonės evangeliją, Yeah, that the gospel is a gospel of grace, not a gospel of law. kad Right? mes skelbėme ne įstatymų evangeliją, bet malonės evangeliją. And he shared from his heart about how, his testimony, how he came to Christ together with his brother around the same time. Ir jisai dalinosi savo liudijimu iš savo širdies, kaip jie su broliu labai panašiu laiku atėjo pas Kristų. And yeah, he ended up being a missionary to Africa for many years, and his brother Ted was a missionary to China, where I Yeah. met him. Ir kaip In iš China. tikrųjų jo brolis buvo misionierius Kinijoje, o jisai buvo misionierius Afrikoje. So when I first went to Hong Kong, on our way to China, with the team of 10 of us, we all stayed with Ted Shibeli, Ir aš Pastor prisimenu, Shibeli's kad brother, pakeliui iš tikrųjų į and the team, Kiniją Pastor Loftus. mes buvom apsistoję pas juos ir susitikom su pastoriu Šibeli broliu ir ten buvo dar pastorius there was Loftas, Jim Beckier and his wife. buvo Jim Becker ir jo žmona tenai. And so yeah, so then after that was Pastor Love, another American pastor. Po pastorius Šibelius dar dalinosi pastorius Lev, kuris taip pat yra iš Amerikos. And he shared about also about the love of God and Jis taip pat kalbėjo apie Dievo meilę. how God's love is the anchor of our soul, Kaip Dievo meilė yra inkaras mūsų sielai. right? The anchor of our soul. That's what anchors us. It's what our foundation is, God's love for Kas us. išlaiko mus iš tikrųjų ir yra kaip pamatas arba inkaras mūsų sielai, tai yra Dievo meilė. And then yeah, Pastor Schaller ended the morning Ir pastorius Šaleris užbaigė tą rytą. that morning, and yeah, it was great. So it just moved on. Pastor, that evening Ir we dabar heard jau from Pastor Stan Collins, our Ketvirtadienio missionary to vakare. South America. ten buvo jau misijų vakaras. Tada ne. Yeah, Ketvirtadienį vakarą. Thursday night was the missions march. Right? Ketvirtadienį vakaras buvo misijų vakaras ir pradėjo pastorius Stan Collins. Yeah, after the missions, we started with the missions march, and then right after that was Pastor Stan Collins shared about those who are born again. Ir jie- They love the Lord. Yes. What do? They love the Lord. That's what ir it jis shows that they're born kalbėjo again. apie tai, kad tie, kurie yra gimę iš aukšto, jie myli viešpatį. Ir tai yra kaip ženklas atgimimo, meilė viešpačiui. And it was, it's a very simple word, but very broken and very deep.
Ir iš tikrųjų buvo paprastas žodis, bet labai gilus ir buvo tikrai sudužime. about what it really means to be born again. Ką reiškia gimti iš naujo. And after that, he was followed by Pastor Ilgar from Baku, Ir po jo kalbėjo Azerbaijan, pastorius Ilgar iš Baku, Azerbaidžano. who spoke in Russian. In Russian, Jisai kalbėjo rusiškai. he's actually Ilgar is a Latvian name because he's half Latvian and half Azerbaijani. Nors Ilgar yra latviškas vardas ir įdomu, kad jis pusiau latvis, pusiau azerbaidžanietis. Or maybe half Russian, or is he Yeah. Azerbaijan? He knows Azerbaijani and he knows Russian. He knows Ir Latvian, maybe greičiausiai. also. And maybe not, Ir but gal he's half. nežinom, kiek jis kalbų moka, bet jo, jisai turi ryšį su Latvija. Kind of like Pastor Pavel Gailins is also half Latvian, Kaip pastorius Pavel Gailans taip pat yra pusiau latvis. who visited us in Klaipėda years ago. Ir jisai buvo prieš kažkiek metų pas mus svečiuose Klaipėdoje. But yeah, it was great to listen to Pastor Ilgar. He just spoke with this presence of God, of peace and joy. He had this smile on his face, but it wasn't like a Labai gera jo klausytis, nes iš like tikrųjų a jisai su serious tokia smile. iš tikrųjų ramybę kalbėjo ir su šypsena veidė ir tu galim sakyti tokia rimta Yeah, šypsena, like a toks Dievo contentment, buvimas, a toks smile of contentment. tokia pasitenkinimo šypsena. And it was just I don't even remember so much what he said. I just thought like I could follow him anywhere in the world, Aš wherever he would take neprisimenu, it ką to. jisai pasakė, gal tiek daug neprisimenu, bet man vien tai jo, pats jo buvimas toksai labai ramus ir aš galvoju, tokį žmogumą aš galėčiau sekti bet kur. And the great, Pastor Mushvig, it translated for Ir him. kadangi jis kalbėjo rusiškai, tai pastorius Mušvik buvo jo vertėjas. Our young pastor, our new pastor in Mūsų Klaipėda, naujasis Klaipėdos bažnyčios pastorius. who now I understand has a new nickname, Misha, Pastor Misha. Ir aš girdėjau, kad tiems, kuriems sunku Mušvik pasakyti, vadina jį Miša. So yeah, Pastorius Miša. so I thought with Pastor Ilgar, come on, Renate, let's go together and follow Ir Pastor kai mes Ilgar wherever he goes. klausėmės jo, aš galvoju, reikia man abu Renatus pasikviesti ir sakyti, vyrai, sekim paskui šitą pastorių, kuris beito. I just felt like Renatus probably really appreciated his message because Ir he spoke in kažkaip Russian. galvojau, kad buvo Renatui irgi lengva priimti, nes tiesiogiai galėjo klausytis be vertimo I know rusiškai. it's not easy if you don't know English so well, that so Iš many of the tikrųjų, messages were in English. And Kartais gali tas vertimas trukdyti, nes aišku, didžioji dalis pamokslų buvo anglų kalba. so yeah, and after that, the final speaker we didn't get to hear it because it was Pastor Satellite. Shh, we can't say what country he's Po even from. pastorių Ilgar buvo dar vienas kalbėtas, kur mes netekom, ta prasme neturėjom galimybės pasiklausyti. Pastorius Satellite ir negalim minėti net, kurias šalis atstovavo. So you will all have to share with us, what did Mes Pastor lauksim Satellite share that Iš Thursday jūsų night? išgirsti tai, ką pastorius Satellite dalinosi tą ketvirtadienio It vakarą. was so secret that they couldn't record it on Buvo video. taip slapta, kad net video buvo išjungtas ir audio. But- Bet kas. I've known Pastor Satellite since 1987. Ir aš pažįstu pastorius Satellite daug metų, It's incredible. That's how many years? 39 years. almost. 39 metus. So yeah, so then Friday, that brings us to Friday. Ir dabar jau atkeliavom iki penktadienio ryto. And Pastor Maciek from Poland, Ir from Warsaw, pastorius Poland, shared. Mašek pradėjo iš Varšuvos, iš Lenkijos. And very simple word, which might have been, for me, maybe the keynote message of the whole conference. Ir jisai labai paprastai dalinosi, bet man tai vienas iš tokių reikšmingiausių buvo žodžių iš visos konferencijos. And he shared about the eunuchs, how they are wounded. They are wounded, either they were made eunuchs, or they themselves made themselves eunuchs. Ir jisai kalbėjo apie eunukus, kaip iš tikrųjų jie yra tokie sužeisti. But he shared this amazing concept, I'd never heard it before, that our identity is not in our wounds, Ir iš tikrųjų jo mintis buvo labai paprasta, bet nebuvau niekad girdėjęs, kad mūsų tapatybė nėra mūsų žaizdos. and now
you who were there, you should be able to finish this thought. Where is our identity Ir jūs then? turbūt, kurie buvot konferencijoje, dabar jau galite užbaigti tą mintį. Tai kame yra mūsų tapatybė? Where do we derive our identity, if not through our wounds, Iš kur kyla mūsų tapatybė, jeigu ne iš mūsų žaizdų? but through the wounds of Jesus? Iš tikrųjų iš Jėzaus žaizdų. His wounds. He was wounded for our transgressions. buvo- Isaiah 53. Izaijo 53 sako, kad jis buvo sužeistas dėl mūsų nusikaltimo. And we find our identity through the blood of Jesus. Ir By dabar his mūsų tapatybė stripes yra we are healed, it jo says in Isaiah žaizdas. 53. Izaijo 53 sako, kad jo žaizdomis mes esame išgydyti. How about that? Finding healing through the wounds and the stripes of Ir Jesus. mes galime atrasti išgydymą Jėzaus žaizdose. So thank you, Pastor Machik. Ir And, tikrai dėkingas esu pastoriui Mačiuk už tą žodį. so he's the pastor of one of 4 churches we have in Poland. Ir And Lenkijoje mes turim 4 bažnyčias ir pastorius Mačiuk yra I saw Pastor Robert was there from Vienos Krakow. bažnyčios He pastorius didn't ir- speak, but ir maybe matėm the discussion. auditorijoje ir tarp žmonių ir kitus iš tikrųjų pastorius, pastorių Robertą iš We have a Lenkijos, church in Gdansk and Wrocław. taip pat Gdansk ir Wrocław. dar vieną mieste Wrocław. turim bažnyčią. Yeah. And then after Pastor Machik, Pastor Tony Cooper, who's another British pastor, who's the closest pastor to where we are here in